viskas įskyrus jėgos sportą yra blogai ir mes šiandien jums papasakosim, kodėl. Toks intro įtrauk žmonės. Taip, nėra nieko geriau už sunkumų kilnojimą. Taip. O bėgimas yra labai blogai. Pradedant absurdiškai, bet biškai įveliant, kodėl mes taip sakome, tai čia irgi buvo senesnė mūsų užgimusi tema, tai yra pats įrankis, kaip mes renkamės reabilituotis, yra iš dalies kontroversiškas, nes žmonės sieja, taip sakant, sunkumų kilnojimą dažniausiai su traumom. Tačiau iš kitos pusės, ar gal netgi, sakyčiau, atsitraukiant toj temai, tai reikia, apžvelgti šiaip, kokie sportai traumuoja ir kokios būna dažniausiai tos traumų priežastys. Nes yra būtent čia gal už mūsų rankų ir iškliuvo, porą tų tyrimų savų laikų, kur buvo tiesiog tas apibendrinimas, tai yra per 1000 sporto praktikos valandų, kiek traumų įvyksta. Arba vidutiniškai, kiek traumų įvyksta per 1000 praktikos valandų. Tai yra tas toksai kaip ir principas, kaip matuojamas yra rizikingumas atletiškumo arba sporto, gal taip pavadinkime. Tai va čia vienas iš tų tyrimų ir buvo toks 19 metų tenais Ispanijoje darytas, bet nuo jo po to mes jau kitus dalykus analizavom. Atsižvelgdami tai yra, kokie sportai yra žalingiausi. Tai va, tai čia turbūt geriausias tas ir pastebėjimas, kad, topų topose. Pirmas, buitis. Buitis. Sportas Buities sportas. Čia kai bandai daryti, nežinau, kokius jumping jacksus namie ir tada užkliūni iš staktos. Užkatina, jį sužaloji, draudimas iškart aktyvuojasi ir pats dar pasikeiti kaktą. Tai va, neskaitant tokio, tai čia kur... Numeris 1 sumetame sąraše yra badabadabam, tai yra bėgimas. Yra pradedančiųjų bėgimas, kas yra iš esmės. Tai irgi supraskime skaičių, tai yra, kaip jie prašinėja, tai yra per 1000 praktikos valandų, paimant didelį kiekį žmonių, tai yra 17 asmenų iš 1000 susižalos. Tai čia yra numeris 1 pagal žalingumo sportas, tai yra, o rekreacinis arba pradedančiųjų bėgimas, tai yra visi tie, kurie ką tik pradėjo bėgioti. Tai čia, kiekvieną sezoną papilnėja, taip sakant, šitą greta Vilniuje. Tai, tai va, kodėl jie traumuojasi? Nes dažniausiai, kai žmonės pradeda bėgioti, jie nesikreipia į profesionalus ir tam tyrime kaip tik ir buvo minima, kad viena iš pagrindinių priežasčių traumų ir yra, kad žmonės bėga prasta technika arba naudojasi prasta technika savo sporte, neturi adekvačios priežiūros ir neturi adekvačios įrangos. Tai tie patys bėgimo bateliai. Tai iš technikos perspektyvos turbūt būtų tokie dalykai kaip heel strikinimas, kas stabdo žmogaus bėgančio inerciją ir perduoda labai didelį krūvį per čiurną, per kelį, per klubą. Smūgiavimas kulnu. Smūgiavimas kulnu, taip. Kalbėkim ne barbarizmais. Iš būtent avalinės pusės tai turbūt būtų, kad žmonės bėgioja su kietą tam nepritaikytą avalinę ir dažnai bėgioja 3, 4, 5 kartus per savaitę, nes daugiau yra geriau. Tai kam tas poilsis, kai galima tiesiog bėgti ir tada tirpsta kilogramai, bet gaunasi, kad atsiranda pernaudojimo traumas, nes žmonės per daug bėga, jie bėgioja su prasta avalinė, jie bėgioja kieta danga turbūt ant kietų batelių ir tada atsiranda tos pernaudojimo traumos ir nežinojimas, kaip dozuoti tą krūvį. Tai čia ir įeina tas 4-5 kartų bėgimas per savaitę, bėgimas vieną kartą 3, kitą kartą 5 km, šiandien jaučiausi geriau, tai nubėgau 10, jokio prieš tai pasiruošimo, taip ir nutinka traumas pas juos. Tai va tos pagrindinės traumas turbūt ir būtų susijusios su keliais ir klubu ir čiurnom. Ir keliai, klubai ir čiurnos kaip tik ir buvo tam tyrime pagrindiniai tie traumuojami objektai. Apatinė nugara taip pat. Jeigu mes dar kalbam apie bėgimo poziciją, tai dažnai tas pasvirimas lengvas į priekį, kad bėgt, gaudyti save, gaudyti savo inerciją, tai pasilenkiant į priekį, nors turbūt naujokai gal nelabai netgi ir moka tai padaryti. Tai retas, kuris kojas deda po savim, turbūt dauguma deda kojas per toli, dauguma overstridina, tai yra deda per didelį žingsnį bėgdami, tai iš to galbūt atsiranda ir vidinių šlaunies raumenų traumų ir panašiai. Bet šiaip gal hamstringai ir sėdmenys užsitraukia, apatinė nugara išilgėjusi dėl tos pastovios padėties ir tas tik paūmina tada buitinius dalykus. Taip. Čia gal irgi dar, šitą visiškai gal net ne iš šito tyrimo buvo, tokia yra bendrinė taisyklė, kad kiekvieną sportą gali vertinti per 3 tokias kryžmes. Tai iš esmės, ar tas sportas kaip čia, reikalauja arba turi kitų žaidėjų, ar tas sportas turi pastovius judamuosius leitmotyvus, tai kitaip, ar tu darai tos pačius judesius, ar skirtingus judesius. Ir čia šis yra, ar kaip čia, paviršiai yra nekintantis arba stabilus. Tai kitaip, ar tu žaidi su žmonėm, ar tu darai daug skirtingų judesių ir ar tavo paviršius, ant kurio žaidi, yra stabilus. Tai yra 3 kintamieji, pagal kurios yra kaip tokius metodinius gali skirti, kiek daug rizikos neš pats sportas iš savęs. Nes, dabar per tą pačią kryžmę, dabar jeigu įdedam tą patį bėgimą arba tą bėgimą
mėgėjų rinkoje. Nes čia atskirkime mėgėjus ir profesionalus, jie biškai yra skirtis, po to išsiplėsime, skirtumas yra tarp jų rizikingumo traumų. Tai iš esmės, jeigu tu turi daug kitų žaidėjų aplinkoje, dažnai dabar jau pradedam komandinius sportus, imti, žinai, krepšinis, tinklinis, futbolas ir visą kitą. Vien dėl to, kad tu turi daug kitų žmonių, rizika traumuotis yra didelis, nes tu nekontroliuoji kitų. Taip. Ir tu nežinai, kas kada į tave įbėgs. Gali bet kada tekti sureaguoti kažkieno tai kito judesį, staigiai reaguodamas pasuks į čiurną, atsistosi kietai ant čiurnas ir prašau, jau tai patemptus raiščius čiurnai. Taip. Tai va, tai šitas kintamasis yra pakankamai stiprus visame tame. Antras, tai yra iš esmės, tai yra ar tavo judesiai yra kartotiniai. Tai jeigu tu iš esmės praktikuoji sportą, kuris turi daug kartotinių judesių, tai žinai, mes imsime diskų metimus, tenais rutulio stumimus, tos pačius sunkumai kilnojimus, tu iš esmės kartoji pastoviai tą patį judesį. Ką reiškia, kaip čia, judesio efektyvumas yra vis augantis, bet tu pačiu ir tu adaptuoji savo kūną tam vienam judesiui, kad jis būtų efektyvus. Reiškia, rizika traumuotis yra tik tai maža, lyginant su kokia gimnastika, kur iš esmės yra daug skirtingų visą laiką judesių. Jeigu mes kalbame tiesiog tokį, nuolankime, ne ultra specializuota gimnastika, kur tiesiog aš tik tais ant diržų tenais treniruojuosi arba ant tų pačių žiedų. Tai, na ir tada, žinai, į paskutinį, tai yra, ar tavo paviršius stabilus. Nes jeigu tavo paviršius, taip sakant, ar tai yra žalė, ar tai yra smėlis, ar kažkas kitas, tai irgi tai nėra stabilus paviršius, kur traumos čiurnams, keliams yra dažnos. Jeigu mes kalbam tiesiog, kad visa tai yra kieta danga, tikimybė traumuotis yra maža. Ir dabar, žinai, pro visus šitos, tu, žinai, kai pradedi analizuoti tą visą sąrašą traumingumo arba rizikingumo, tu pradedi matyti, kad viršuje stovi tie, kurie turi 1, 2 arba 3 šitos faktorius nei naudą. Tai, žinai, pirmas yra bėgimas, bet jisai, kaip ir turėtum, žinai, sakykime, kietą dangą. Iš esmės turėtų. Nebent bėgi trailų, mėgsti išeiti į mišką, užlipti ant konkorėžio kokio. Va, ir čia jau nebepradinukai tada prasideda, jeigu, žinai, tam pradedi keitalioti dangos klausimą. Bet fundamentaliai jie turi sąlyginai nors ir stabilią dangą, bet judesių leitmotyvas nebūtinai yra vienodas. Nes dar bėgti nemokinės, būtent dažniausiai nemokantis bėgti turi daugiausia traumų. Ir trumpas patarimas tiem, kas pradeda bėgti, jūs neturėtumėt jaust skausmą bėgdami. Jeigu jaučiat skausmą, pagalvokit, ką darot ne taip. Šiaip geras pastebėjimas, šiaip kai pradedi bėgioti, tai yra, čia, gal mano būna irgi, man pačiam šitas laikas prisiminti, kai bėgioji rekreaciškai, tai yra kartais tik tais, bet ne per daug, nebėg tuo tempu, kad dūstum. Ja. Turi bėgti tokiu tempu, kad tu galėtum kvėpuoti. Manau, tu gražiai buvai pasakęs, išgirdau toje kalbant, kad aš bėgu tokiu greičiu, kad galėčiau kvėpuoti per nosį. Jeigu pradedu kvėpuoti per burną, tai suprantu, kad jau bėgu per greitį savo. Taip. Jo, tai visai fainas toks būdas palaikyti save tam tikrose ribose. Nei peisą ten žiūri savo, to, kaip greitai tu nubėgi kilometrą, nei tu žiūri ten savo širdies susitraukimo dažnį, tiesiog toks labai, labai paprasta taisyklė. Kaip ir galiu kalbėti pilnais sakiniais bėgdamas, arba galiu kalbėti pavieniais žodžiais, tai tas RPE, Rated Perceived Exertion. Jeigu tavo tempas lėtas, hei, tu vis tiek išbėgai. Ja, tai jau gali varnelę užsidėti, kad išbėgai. Tuo labiau savo pajėgumui. Tuo labiau tu tupi 200 kg, tai tau nebūtina, žinai, ir tup 200 kg ir nubėgti 50 km per 3 valandas. Tai šokit mane. Čia būtų truputį per daug. Aišku, gerai yra bėgioti, gerai yra kilnuoti, viskas tvarkoja, reikėtų praktikuoti kuo daugiau kaip įmanoma dalykų. Čia kaip prieš tai užsiminiai apie kartotinumą. Tai pas mus yra daug to kartotinumo ir techniškai čia turėtų būti mūsų sporte, mūsų jėgos sporte. Ir tas turėtų būti kaip ir rodiklis, kad traumų yra mažiau. Bet nes mes irgi mėgstam kartais sakyti, kas yra atkartotina, tas yra saugu, bet kai mes jau kalbam apie profesionalų tą sportą, ne rekreacinį. Mes užsiminėm labai rekreacinių sportą, tai viskas tvarkoja, bet jeigu jau kalbam apie profesionalų sportą, tuoj kalbėsim apie bėgikus, kurie labiau profesionalūs yra, tai su dideliais labai svoriais, pastoviai darant tuos pačius judesius, atsiranda pernaudojimas streso traumos. Dėl to, kad tie judesiai pastoviai yra kartojami, tai kartotinumas nebūtinai kiekvienam lygiui sportininko irgi yra kaip rodiklis, kad bus ar nebus traumų. Sportas numeris 2 visame tame sąraše, kur jeigu pirmasis mes turėjome, tai žinai, mėgėjų sportas ar mėgėjų bėgikų žalingumas, tai antras mes sąraše jau tada, žinai, yra ultramaratonai. Kitaip tariant, žmonės, kurie bėga ultra didelės distancijas, tai ten jau yra traumingumas 7 iš 1000. Tai yra, kas įdomu, šiaip įdomi kryžma, nes bėgimas vis dar topia. Ja. Ir čia visiškai prasideda, ką tu dabar minėjai, tai yra overuses, tai yra pernaudojimas, kur tu iš esmės turi, taip pat kaip ir su to kilnojimu gali būti, tik tais, kad bėgimas yra dar intensyvesnis, nes tai yra daug kartotinių judesių, kurie trunka valandas dažniausiai. Nes, ką žinai, net paprastas maratonas, jeigu mes nekalbam apie tos, žinai, geriausius bėgikus, nes ultras irgi dažniausiai nėra patys greičiausiai bėgikai, jie būna tiesiog, kaip sakau, ištvermingiausi bėgikai. Metaboliškai baisiai efektyvūs. Taip. Jų kūnai labai gerai susidaroja su tuo pakartotiniu veiksmu keis žingsnį, nes pats veiksmas pakeis žingsnį, jisai nereikalauja daug jėgos, daug raumenų.
Tai dažniausiai jų kūnas kaip ir atsikrato tų perteklinių raumenų, kurie yra nereikalingi, kurie gamintų šiukšlės bėgant. Ir tokiu būdu jie tampa liesesni. Tai dažnai mes matom ultramaratonininkus, kad jie yra truputį lengvesniai pusėje. Aišku, yra tų hybridinių atletų dabar, kurie vienu metu ir labai dideli ir tuo pačiu labai daug ir toli nubėga. Bet iš esmės daugumos kūnai yra labai metaboliškai efektyvūs. Tai reiškia, jie taip prisiderinę, kad jie turėtų pakankamai raumenų žengti tam žingsniui, kad tie raumenys neprigamintų per daug šiukšlių ir kad jų širdis sugebėtų su to susitvarkyti puikiai. Ir kad būtų kuo mažiau atotrankos. Čia vėl ta kinetinė visiškai tema. Kuo tu mažiau sveri, tuo tu mažiau reikia atsispirimo galios ir tuo pačiu mažiau yra kinetinės jėgos smūgiavimo į žemę. Tai tu realiai, žinai, veikia per abudu mažindamas savo svorį. Ir ten, žinai, tikimybių, kai yra tai jau traumų per pus mažesnė, daugiau nei per pus, jau 2,5 karto mažiau, kai 7 iš 1000. Bet tai yra visiškai daugiau einančios per čiurnas ir per kelius, nes tai yra nuo partotinės atrangos, tai yra overuses, tai yra pernaudojimo traumos. Dažniausiai būna problemų su blauznom. Taip, tai yra jau tiesiog kur, tai yra nebe pats sportas iš savęs, bet daugiau tai yra, kaip sakau, perteklinumo pasiekmė. Tai, žinai, čia gal aš net nebedrįšiu vadinti, tai yra, kad čia yra pačio ultramaratonininkų čia traumos, čia kiek labiau yra neteisingo programavimo. Yeah. Kitaip turbūt, kad tie patys, kurie bėga ultramaratoną, juokingai iš tiesų, kai žmonės kuo daugiau specializuojasi, to daugiau problemos patampa kvailesnės, kaip aš sakau. Tai yra, negali nustoti to daryti, dėl to tu jau moki kainą už perteklinį darimą. Jo, ir šiaip, kai praleidi tiek laiko bėgiodamas per savaitę, turbūt paskutinė mintis tavo dienotvarkėj, paskutinis darbas turbūt būna pasidaryti tempimo pratimus, bet techniškai būtų labai gerai, jeigu tu tiek daug bėgioji tam tikrose uždarose amplitudėse, niekados nemeti kojos per toli, jinai pastoji tiesiai po tavim arba čiut už tavęs. Tai profilaktiškai būtų gerai prasitempt po bėgimo, bet dauguma žmonių prabėgia 2 valandas ir dar turi visą dieną pilną darbų, nepadaro tų tempimų, tai nepadaro tos prevencijos. Ir viena iš priežasčių tyrimai ir buvo, kad nėra prevencijos profilaktikos, tas nėra. Kad žmonės nepasirūpina, kad nebūtų tų traumų. Tai vat, ultramaratoninkus aš suprantu, rekreacinius bėgikus tuo tarpu jūsų negaliu pateisinti, tai jūs tempkitės. Nes jūs bėgat 30 minučių, tai prasitemkit, bet jau 15 po to. Tiesa. Šiaip, tai žinai, turbūt pateiktas ten gana gražus sąrašas yra tų aspektų, kurie didina net nebe koreliacija su sporto konkrečiai, bet rizika su tais nespecifiniais faktoriais. Kitaip tariant, jeigu tu neturi normalaus apšilimo, jeigu tu neturi tinkamos avalynės, jeigu ta aplinka, kurioje tu treniruojas, yra gal netinkama arba neparuošta, jeigu tu neturi bendro fizinio gero parengimo, nes tavo sportas lavina kažkokias charakteristikas. Čia mes. Čia mūsų kategorija. Tai, ja, nes jeigu tu specializuosi viename sporte, tavo vienas sportas gerina tavo vieną charakteristiką, kad ir su bėgimu tai yra kardiorespiratorinė sistema, tai yra ištvermė labai gerėja, jėgos faktorius mažėja, plastiškumas mažėja. Tai yra tu užtrumpėjai per kitus faktorius, kitaip tariant. Tai, taip sakant, tie visi bendriniai faktoriai, jie nesvarbu, kad tu besportuoji, jie visą laiką, taip sakant, kištau koją ir didelis rizikas traumų. Tai yra, tu turi vis tiek turėti bendrą rengimą, tu vis tiek turi daryti apšilimus, tu vis tiek turi, kaip čia, dozuoti teisingai krūvį ir pasiruošti tam krūviui tiek ir apranga, tiek ir savo psichologinį būseną. Čia ir išlenda turbūt profesionalaus sporto problema, kad kai tu esi profesionalus sportininkas, bėgi ultramaratonus ar kilnoji labai didelius svorius, tu dienotvarkėj tiesiog neturi tiek laiko, kad pasidarytų tą profilaktiką traumų prevencijai. Jeigu praleidai 2 kartus per dieną ten treniruodamasis arba ten 2-3 valandas bėgdamas, tu neturėsi laiko pasidaryti dar papildomai. Aš dar pusvalanduką prasitempsiu. Tas tavo pusvalandukas prasitempimo, jisai bus toks išsimėtęs, tu taip greitai bandysi viską padaryti, kad nesąmonę gausi. Gal ir yra žmonių, kurie labai gražiai viską padaro, bet aš taip įsivaizduoju, kad profesionaliam sportininkui jau užtenka jo pagrindinės veiklos, kur nesinori dar daryti kažko papildomai. Plus, tas atima laiką iš to, kur tu galėtum praktikuoti savo pagrindinę veiklą. Ir jeigu tu nori būti geriausias savo pagrindinį veikloje, tu neužsiminėsi kitais dalykais, nes kiti užsiminės daugiau tada tavo pagrindinę veiklą. Taip. Tai tas varžymasis turbūt irgi priverčia žmonės susikelti savo daugiau traumų ir nepasirūpinti tą profilaktiką. Yeah. Tai čia turbūt apie bėgikus, man atrodo, daugiausiai, ką mes galime papasakoti. Mes patys, kaip matot, bėgiojam rekreaciškai, tai mes pakliūnam į tą kategoriją, kur turėtumėm daugiausiai traumų, bet tuo pačiu mes ir esam jėgos sporte, kur mažesnė ta rizika, apie tai mes pakalbėsim. Balansuojam, žinai, tarp 17 ir tų 2 iš tikrųjų. Mes techniškai per vidurį. Ten, kur per vidurį, iš esmės pagal rizikas yra kiti mūsų pasirinkti sportai, kurie sąrašai ir vystosi. Tai iš esmės yra jau prisideda komandiniai sportai. Tai yra futbolas, krepšinis ir tinklinis. Regbis, nepamirškim, padelis, tas pats, dabar labai visi padelis. Padelis yra sekanti grupė, ten jau į 2 leidžiamės, nes kol kas, man atrodo, tenais yra 4, 5, yra krepšinis, futbolas aukščiausias,
Taip. Nes po bėgimo sekantis yra futbolas. Jo, vienas dalykas yra reaguoti į 5 žmonės, kitas į 11. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra reaguoti, kai į tave kažkas bėga ir kai į tave tiesiog skrenda kamuoliukas. Ir tai jau kaip ir tikies, kad į tave skris kamuoliukas, nes esmė sporto yra, kad į tave jis turi atskristi. Bet padelis nėra taip, kad jie ten prieš sieną kažkaip mušinėjęs, nepamenu. Jo, tas menų, matai, čia, vėl mes teikime per tos 3 kintamosius. Tai iš esmės, padelyje yra iš karto mažiau žaidėjai, nes Taip. 2. Tu turi mažesnę aikštę, aiškiai, mažesnę erdvę judėti ir yra stabilų pakankamai. Tai lyginant su to pačiu tenisu, kur iš esmės tu turi gruntą, kuris yra šiek tiek labiau slidus, aikštė, kuri kartais yra, nes irgi ten neišskirinėja, ar tai yra dvigubai tenis, žaidėjai po 2, ar žaidėjai po 1, tokio išskirimo jau nebeturi. Manau, padelis apribotas jau savo erdvę, nors energijos techniškai turime daugiau. Jo. Tai ir to pačiu, kadangi kamuoliukas yra mažiau šokinėjantis, reiškia, tu kaip čia pats turi į tai daugiau atidėti galios, o mažiau yra chaoso iš pačio kamuoliuko, kuris gali skraidyti. Bet mes turėsim panašias problemas su padeliu, ką mes turėsim ir su krepšiniu futbolu. Taip. Tai sekantis tuomet ir papuola. Tai yra futbolas su krepšiniu, tai abudu yra pakankamai aukštai. Ir irgi čia, žinai, tokia įdomi tendencija, kur tie sportai, kurie yra labiausiai prieinami, arba daugiausiai žaidžiami, arba vaikų, arba suaugusių, yra daugiausiai rizikų ir traumų turintys. Žinai, regbis ten pakliūna, bet regbis dar palyginus, kiek pamenu, tai krepšinis ten gal 4 traumos, futbolas, jeigu neklysiu, 7 traumos. Regbis truputį žemiau negu abu šitie buvo ir įdomu, nes regbis techniškai labai jau kontaktinis sportas, kur labai daug kontakto. Tai rimti dėdės pasportavę dažniausiai tenai stumdosi. Ir čia gal netgi koreliacija tokia yra, kad tie dėdės būna dažniausiai dideli ir pasportavę, tai dėl to jų kūnai gal mažiau linkę yra traumuotis, nes futbole pranašumas ir krepšinėje, jie turi apsaugas, jo, irgi turbūt padeda nuo kontuzijų, bet manau, kad viena iš pagrindinių traumų regbi ir būna kontuzijos turbūt, arba plyšė kokie raiščiai. Šiaip irgi čia, biški, statistikos yra paklaida tam tikra, arba tu, kas buvo čia matuota, tai yra tos, vadinkime, ūmios arba lėtinės, bet daugiau kaip muskuloskeletinės. Kitaip tariant, netgi ką apiminėjau, čia, žinai, pagrindai yra analizuota ir ieškota, tai yra ir pastebėta, tai yra nugaros, čiurnos, keliai kaip pagrindinės 3 zonos. Niekas apie, kaip čia dabar, ankstyvąją Alzheimerį, ankstyvą demenciją neanalizavo, nes net ir tyrimėjai ten buvo pagrindai jauni. Viskas, kas reikalavo varžybų metu, arba kas šiaip reikalavo medicinės intervencijos. Taip. Tai reiškia, gali būti, kad prie tavęs priejo kinesterapeutas ir per skindolę papurškė ant žaizdos, jau užskaityta kaip žaizda. Taip. Tai jo, nes yra tas. Turbūt būtų, kad, žinai, apie kontaktinius sportus, kad ir kovos menus, taip pat kaip ir tą patį regbį, tai kad šitų sportų didžiausias rizikos arba traumos, jos pasireiškia tada, kada tau yra 50+, taip tariant, tada, kada prasideda jau tų mikrokontuzijų pasiekmes. Nes čia yra visiškai atskira plati tema apie mikrokontuzijas, tai yra, kad trumpuoju periodu tu neturi jokių simptomų, bet tu pakankamai anksti pasireiškia rankų tremurai, regos sutrikimai ir galiausiai ir tenais būna ir ankstyvi insultai, taip pat kaip ir ankstyvos demencijos. Nes visas tas dažnas ir nuolatinis mikrosmūgiavimas, tai yra mikrokontuzijos, jos realiai suvirpina tavo smulkiasias kraujagyslės centrinį nervų sistemą, į kurios palaipsniui vis tiek plišinėja ir vyksta nuo jų brokas ir pažinimas. Ko tęstinumas iš esmės yra, kad maitinimas trinka smegenyse ir pasireiškia kaip smulkiųjų realiai, kaip čia, smulkiųjų raumenų kontrolės sutrikimas, regos sutrikimas, ir demencija, nes tu tiesiog jungčių tiesiog nebeturi efektyvių. Kodėl, bet boksas buvo vienas iš mirtingiausių tokių sportų, nes labai dažnas pakartotinas traumas į galvą, tai tas sukeldavo vėliau kraujavimus smegenyse ar kitos problemos su smegenim. Tai jo, tai stenkitės galvų viens kitam nedaužyti, kai sportuojate. Tai jo, tai toliau jo, kai grįžtam prie to patio vis dėl sąrašo, tai yra futbolas taip pat, kai krepšinis turi, bet tu jau gerai išplėti, kad realiai skirtumas tarp futbolo ir krepšinio, tai kad futbole, žinai, reikia daugiau žmonių laksto aplink kamuolį, krepšinyje mažiau. Aišku, rėkštelė didesnė, tai tas plius. True. Tai va, bet jie irgi yra pakankamai rizikingi vien dėl to, kad vėl mes turime aikštę pakankamai didelę, daug kitų žmonių, kurie gali tau įspirti koją į galvą. Man atrodo, kad vienas iš tų faktorių rizikos ir yra, kad būtent tos, vos ne, kiek asmeniui aikštelėje tenka erdvės. Tai techniškai, jeigu 22 žmonėm, aš manau, kad futbolo aikštelė vis tiek kiekvienam žmogui kvadratinių metrų tenka asmeniškai daugiau. Tai tiek, kad jie mėgsta dažniausiai susiburti į 1 kvadratinį metrą. Tai jeigu susibūrėm į 1 kvadratinį metrą, vis tiek problema jau tampa. Taip. Bet jo, 11 žmonių, prašau, aš tave peržvelgiu. Ne, tai tiesiog tai, kad mes turime krepšinis pakankamai, irgi krepšinis stovi žemiau negu futbolas. Tai
Čia, žinai, galima toksai yra kaip perėjimas iš bėgimo į futbolą ir po to analizuoti galima ir patį krepšinį, nes čia kaip tokiais, jeigu per kraštutinumus eiti. Bėgimo yra tokia, žinai, problemos tai yra lėtinės. Tai yra, vėlgi, tai būtų ar achilo kažkoks patempimas, ar kryžminių raiščių patempimai, ar tai būtų kažkokie kelio kiti skausmai, vien dėl to, kad tu turi overuse, tai yra pernaudojimą. Futbole tu turi visus tos bėgimo pasiekmes, tai yra pernaudojimą, tik tais, kad jis jau dabar turi nebe kartu, bet įsideda, kaip čia toksai, daugiau rizikos ūmiau traumai ir mažiau lėtiniam susinaudojimui, vien dėl to, kad čia tu gali patirti smūgį ir slydimą ir kritimą, bet tokie vyksta rečiau negu overuse'as, kuris vyksta bėgime. Ja. Dėl to tu iš esmės jau dabar turi mažiau rizikos traumuotis, nes tave daugiau kažkas kitas sutraumuos arba tu nukrisi, bet nesusinaudos kažkas taip greitai. Aišku, mes vis tiek turim gal nebūtinai susinaudojimus susijusios traumas, bet tenais įtrūkusius ten sausgyslės achilo dėl staigios akceleracijos arba deakceleracijos, tai pagreitėjimai, sulėtėjimai staigus labai, krypties pakeitimai labai staigus, gali būti spirdamas žmogus per toli koją atgal arba į priekį užmetė, pasitempė klyną, tai tų traumų gali būti ir ūmių. Nes, žinai, aš galvoju grinai iš mūsų patirties, nes kai ateina bėgikai, kaip čia ant jų tokie, žinai, kaip 3 pagrindinės būna problemos. Tai yra, arba tai yra kokia nors tendinopatija, tai yra savo raiščių, kitaip ten, girnelės, nes tai yra uždegimas. Arba tai yra koks nors TFL'as, arba adduktoriai, tai išorinė šlaunis arba vidinė šlaunis, arba tai yra nugaros skausmas. Jo. Tai yra 3 tokie dažniausi, kas su jais būna. Bet kai aš, tarkim, tuos, kuriuos matau futbolininkus... Ūmių periodų jie dažniausiai jau kreipiasi nebe pas mus, o pas chirurgą. Nes jeigu jau yra bėdų, tai jos avėtinai didelės, kur jau konservatyvus gydymas nebūtinai padės. O pas futbolininkus, tai iš esmės jie dažniausiai būna, kaip čia sakau, smūginės traumos. Tai yra arba kokia nors ten šitas yra, arba tai būtų hematoma kokios nors sausgyslės, arba tai būtų įplyšęs meniskas, arba tai būtų, tai yra kažkas, kur žmogus gavo ką tik ūmę traumą. Taip. Nes įvyko kontaktas ir įplyšo kažkas. Tai žinai, toksai, kur jau artėjom prie kontaktinių sportų, beveik jau temos, tai žinai, kad kažkas tave gerai pataužė, dabar tu ir turi, žinai, pasiekmes plyšimo. Čia aš labai nustebęs, kad kovinis sportas nebuvo aukščiau, nes jeigu reikalauja medicininės priežiūros, tai kodėl mėlynės nereikalauja medicininės priežiūros? Čia turėtų iš 1000 žmonių 1000 būti traumų. Nes visi turėtų mėlynį vaikščioti, bet, ne mėlynį, bet kažkiek mėlynį. Tai žinai, daužai net mėlynių ir galiausiai. Aš nežinau, gal taip ir buvo, nes nežinau. Aš nežinau, kodėl. Ten gal tik tai lūžius, išnirimus kažkokius tai užskaitė jiem, bet... Gal nesiskundžia atlet? Gal jie nesiskundžia, taip. O toliau realiai perinam į tą patį krepšinį, kur čia, žinai, jau prasideda didelių dėdžių žaidimai dažniausiai, jeigu mes kalbame be vyrišką tą sportą jau dalį, tai... Ja, ir čia mes jau turime, kad ir mažą aikštę, bet pakankamai daug kinetinės jėgos sportą. Nes didelė masė, kai šokinėja ir nusilydinėja, ir ką krepšininkai žiniausiai turi, tai yra arba kryžminių raiščių plyšimai, arba achilo plyšimai, nes čia yra plyšimų kategorijų, arba plyšimų sportas. Kam pašokai ant kojos, nusileidai kažkieno kito, čiurną nusitraukiai, nenusitraukiai. Taip, bet pagrindė tai būna apatinės kūno dalies vėlgi traumas, nes tu didelė masė realiai pašokiai ir tu nusileisdamas turi tą galę sugerti dabar smūginę. Bet kadangi pats iš savęs sportas nieko plastiškumui neduoda, nes vėl čia, žinai, per tą analizę, kad sportai gali, kaip čia, per 3 faktorius fizinės sveikatos, tai yra, žinai, kažką daryti jėgai, kažką daryti ištvermei ir kažką daryti plastiškumui. Tai krepšinis šiuo atveju sprogstamai duoda, ištvermei duoda, plastiškumui 0. Atima realiai, nes sprogimas atima plastiškumą. Įtupi va tiek, kad pašokt va tiek, tai tavo įtupimas kiekvieną kartą yra 8/8 tik tai jo, nepilnas pritupimas. Aišku, niekas neprašo tavęs pilnai pritupti, kai tu krepšinis žaidži, būtų labai keista. Per galvą visi šakinė pradėtų, tai dar daugiau traumų sukeltum. Būtent, kai didelė masė, kuri nesugeba sugerti elastingumą, arba neturi elastingumo, kad sugertų nusilydimo smūgį, tai tuomet tai pasireiškia kaip trauma, tai yra plyšimas. Ja, ir mes kalbame apie aukštus žmonės, dažniausiai ilgesniam galūniam, kurių, kad ir tie patys svertai yra labai dideli, tai jiem ekstra reikėtų papildomai pasistengti, kad turėtų didesnį jėgą, kad suvaldyti. Čia ne kiek apie lankstumą eina kalba, kiek apie mobilumą eina, kiek jie valdo savo galūnės tam tikrose amplitudėse. Dėl to elastingumo ir naudoja kaip faktorių. Jo, tai plastiškumas, elastingumas, tai va, tokie žmonės kaip tik turėtų būti padidinto rizikos grupiai, kur jiem reikia sustiprėti, ir dažniausiai pasižiūrėjus į krepšininkų jėgos treniruotės, ten įsijungus, parašius per YouTube LeBron James Strength and Conditioning Workout, ten pamatysit. Aš nieko nenoriu sakyti. Tai tikrai nėra gražu, ką galima ten pamatyti. Ir tokie žmonės kaip tik pasipelnyti labai stipriai iš tų jėgos treniruočių, nes ir tas pats nusileidimas ant tos čiurnos. Pilnos amplitudės, taip, jau vien tik tas pridėtų mobilumą ir tas pridėtų jėgos. Tai va jau 2 dalykai, kurių jam biškutį pritrūksta, nes jie turi
sprogstamumo tos jėgos, bet jie labai mažai turi tos bendrai jėgos ir jie dažniausiai ir treniruoja tą sprogstamą jėgą, nes ką man tūpt 200, kai aš galiu pašokti 2 metrus. Taip. Aš negaliu pašokti 2 metrų, tai aš nežinau. Jeigu aš šokčiau 2 metrus, man nereikėtų tūpt 200, turbūt. Ja, tai va čia skaičius, tik nepaminėjau dar, kad pačiam krepšinį yra 4 traumas per 1000 praktikos valandų. Tai, žinai, leidžiame žemyn per visą šitą lederį. Nu ir galiausiai einam į kontaktinius sportus. Tai yra kovos menai. Tai kovos menai, kaip nekeista, papuola tik tais į 6. vietą. Tai... Skipinam, neklausk. Jo, čia. Aš nežinau, kaip tai nutiko. Bet, žinai, kur aš dabar pats net galvoju, su tais, kuriais susiduriu. Tai yra arba muaytajus, boksas, kas dar tenais, kickboksas, tai yra, kurie pas mane ateina, tai jų dažniausiai skundai, yra 2 pagrindiniai skundai. Yra lėtinis nugaros skausmas, klasika, ir gastritas. Tai yra, tai žinai, skrandžio arba pilvo visokiausios skausmai, rėmuo, rūgštingumas padės ir taip toliau. Tai čia, žinai, aš turbūt jau norėčiau eiti į tą, žinai, kaip sakau, nebe fizinių skundų, bet psichosomatinių dalykų arba psichologinių aspektų, tai yra kur... Čia šiaip įdomu, dar trumpam apie psichosomatiką prisimink, bet mes kalbam apie tokį sportą kaip krepšinis, futbolas, kuris gali būti praktikuojamas bet kada laisvai be priežiūros, su bet kokia avalynė ir panašiai. Tiesa. Tuo tarpu mes, kai kalbam apie kontaktinį sportą, apie kovų menus, tai mes kalbam apie tai, kad ten dažniausiai yra treneriai. Šiaip jokių nesankcionuotų kovų nevyksta, tai dažniausiai 2 kažkokie tai žmonės, kurie supranta, ką daro ir gerbia vienas kitą tai daro. Ir jų tikslas nėra sužaloti vienas kitą, o jų tikslas yra praktikuotis tikrai kovai. Tai tas netgi koreliuoja, galbūt dėl to ir mes matom, kad yra kiek ten 3-4 traumos, dabar nežinau tiksliai, 3-4 traumos, nes yra tie dalykai, kurių nėra kitose sportuose, pastovi priežiūra, technika graži, žmonės gerbia vieni kitus ir jeigu jau ir smūgiuoja, tai turbūt ne pilna jėga treniruočių metu, jeigu pilna jėga treniruočių metu, tai varžovas žino turbūt kaip sugertą smūgį ir panašiai. Nes aš ten didžiausias kovų menininkas, tai nepasakysiu tiksliai, bet jo, atrodo, kultūra to sporto truputį kitokia ir tas galbūt koreliuoja su traumų kiekiu. Ir va, iš ten ateina mažiau ūmių arba lėtinių traumų susijusių būtent su sužalojimais ir tada va, ateina daugiau tų psichosomatinių traumų, apie kurias tu kalbėt norėjai. Šiaip, iškėrant, tiesiog dasidėsiu tikrai apie tas temas dabar. Jo, turbūt, kuo mes žemiau judame sąraše, to mes daugiau matome kontroliuojamų sportų. Tai yra, kurie turi aiškias taisyklės ir ribojimus, o tai ypač galioja. Kaip nekeista, tos tikrosios sporto kultūros kovos sportos yra labai daug. Jeigu mes kalbam vėlgi ne apie kiemo snukdaužį, apie klubus, kurie praktikuoja viską, žinai, su savom taisyklėm, žinai, ir mes kalbam tuos labiau rytietiškus, žinai, visokius, žinai, karate, vangcūnai ir panašus, ar mes kalbam... Buvo judo, tai susijęs su metimais, na ir kai tave meta, tai turbūt nelabai ten pasirinki, kaip reaguoji, tai kartais galbūt iš inercijos iškiši tą ranką, nu, ir atsiranda ten visokių traumų. Taip pat kaip gaudant kamuolį krepšinį gali būti, kad pirštą tau trinkteltas tas kamuolys netyčia taip paėmus, tai taip pat ir ranka galbūt ne visai teisingų kampų padėsi ir ten susitraumuosi biškutį alkūnę ar petį. Čia, žinai, turbūt yra, kaip ten tas yra, risk of injury, arba kaip čia, traumos rizikos kaina, kad kovos menuose iš esmės nemokėjimas sparintis, kur dažniausiai ir vyks jos traumos, tas met tave labai greit pašalins iš pačios praktikos. Ja. Tu turi mokėti dozuoti save, nes jeigu nemokėsi, tu baigsi savo karjerą mėnesį po to, kai pradėjai. Nes dėl to ten yra labai daug kontrolės, labai daug priežiūros, nes neteisingas aplikavimas tave suluošins. Priešingai negu neteisingas krepšio žaidimas, nelabai ką tau tiesiogiai padarys, arba jeigu ir padarys, 3 dienos vėliau tu vėl gali tai daryti. Tai šaunuoliai kovų menininkai, darykit, ką darot ir nesumuškit mūsų, nes mes dabar biškai blogų dalykų apie jūs pasakysim. Ne, tai o einant prie tos psichosomatikos, tai čia irgi, žinai, yra, kad kartais irgi galvoju, žinai, kodėl pas juos visos tas yra, kaip rėmens arba rūgštingumo problemos susijusios, arba, žinai, skrandžio problemos, tai čia, žinai, kaip sakai. Čia ne kaip frustracijos dalykas, tai, žinai, žmonės, kurie renkasi, kad rekreaciškai tik kovos menus, yra dažniausiai tie, kurie neturi kur paleisti visos savo energijos, ko pasakoja, žinai, eina į sportą, kuriame iš esmės gali daugiau atplaiduoti dalykų, bet šiaip tai frustracijos yra daug, nes kažką sudaužyti reikia. Kažką reikia sudaužyti. Tai čia ne tie, kur protingai sparinasi, čia tie, kur turbūt eina, nežinau, shadow boxing arba daužyti kriaušę. Tie, kur tiesiog, žinai, stovi kampė, tiesiog biškai orą. Vaikinas, kurio vardas kriaušė, dabar sėdi kampė. Ne, tai čia irgi, žinai, koreliacija nereiškia priežastingumas, bet čia, žinai, čiut jau einu į tokį, čia nebiškai Kadangi dabar šalia dar mokus visą savo ten to visceralinio masažo, tai čia, žinai, dabar irgi atskirų zonų ypatumai yra. Dažniausiai, kad jeigu skrandis rūgštingumas, tai dažniausiai koreliuoja su stresu visiškai.
Čia mes, tai žinai, kuo daugiau streso ir frustracijos, tuo daugiau yra tuomet ir skrandžio rūgštingumas aktyvesnis, nes gali būti rėmuo, gali būti gastritas. Tai čia, žinai, bandau sujungti, kodėl gali šitoje grupėje pasireikšti, nes tikrai, žinai, pas bėgikus aš šičiaus tai susiduriu, negu aš susiduriu su kovos. Čia reikalauja dar sekančio tyrimo, tai čia kol kas tiksliai mes labai negalime pasakyti, kad yra tiesioginė ta koreliacija, bet tokia bendra tendencija pamačius, nes pas mus irgi ateina nemažai žmonių iš Muay Thai, nemažai ateina žmonių iš bokso. Tai ne vienas pro tave jau praėjęs yra ir jeigu tu matai tokią bendrą koreliaciją, tai verta su Vilniaus universitetu susibendrauti ir padaryti bendrą tyrimą. Tai va, ir žmoniai paskambinsim tada. Taip. Okay. Tai va, nu gerai, ir toliau mes ką mes turėjom po kovos menų sekantis, jau ėmė 6-7. Va, dabar padelis ir tenisas. Taip, tai va, padelis tenisas. Man biškai keista buvo, nes padelis ir tenisas, mes kalbam dabar apie truputį jaunesnius sportininkus, tarp 14-21 metų pagrinde. Ir irgi mes ten matėm, kad 14-17 metų sportininkai dažniausiai patiria tas traumas ir mes kalbėjom šitą temą, kodėl taip galėtų būti, kodėl būtent tie vaikai, tai aš priejau tokias išvadas, kad jie tiesiog drąsesni yra, nes jie dar nėra patyrę skausmą. Ja, čia svarbus tas žemės, čia prieš tai šnekėjom prieš dar įrašymą, nes yra ta bendra tendencija ir bendras vaizdas, kad jaunesni sportuojantis asmenys dažniau traumuojasi, lyginant su savo vyresniais asmenimis, arba kitaip tariant, su vyresne ta pačio atletų grupe. Tai yra, kuo jaunesnis, tuo, taip nori sakyti, tikrai kieta kaktiškesnis. Nežinau, kas gali būti blogai, aš tiesiog darysiu ir pamatysiu, kaip kitaip išmoksi, kas blogai. Kai šiuo atveju vyresniai turbūt jau yra patyrę kažkokių diskomfortų arba traumų, tai jie biškiai atsargesni su savo žaidimu. Kas man biškiai reflektuoja dabar seną mano tokį, žinai, pokalbį su vienu sporto mediku iš Amerikos, kuris irgi laiką sakydavo, kad jeigu aš noriu pamatyti labai gerą arba aukštos klasės amerikietišką futbolo žaidimą, tai sako, žiūrėk į B lygas, ne ją. Tai yra, žinai, ne aukščiausia, viena žemiau lygį. Nes ten tu pamatysi kur kas agresyvesnės dalybas, bėgimus, bandymus perversti. Nežinau, kad čia dar tie, kurie bando ją lygą patekti. They have everything to gain and nothing to lose. Taip. Ir va tie, kurie ją lygų, jau išmės jų ir treneriai, jie patys, jie supranta, kad čia aš, būsiu geriausiai, jeigu dažaisiu 20 metų. Gal bet 5 ištempsiu, bet jie pradeda save labai dozuoti ir atsargiau žaisti. Tai ir kol tu dar nežinai arba kol tu kovoji dėl viršaus, tol tu atiduosi viską, dėl to ir daugiau žalosis. Mūsų spėjimas, bet jau toks. Ir dabar dėl tų vaikų, tai viena priežastis buvo, kaip ir sakiau, turbūt, kad jie nėra labai išsigandę, kita priežastis turbūt būtų, kad jų kūnai labai greitai keičiasi tame amžiuje ir jie turi prisitaikyti prie labai skirtingų mechanikų savo kūnų, kur prieš tai tavo svertai buvo, čia, kaip prieš tai minėjom, su aukštais žmonėm tie svertai labai dideli, tai vaikas mažas per vasarą 13 cm paaugęs, jo galūnės pailgėjo ir dabar jam reikia tvarkytis su visiškai kitokiom amplitudėm. Ir jo raumenys taip greitai nespėjo pagal jo skeleto struktūrą. Tai iš to, manau, atsiranda irgi dar vienas faktorius, kodėl 14-17 metų vaikai pakliūna, nes viena iš rizikos faktorių ir buvo tie jaunesni vaikai pakliūna į tą padidėjusios rizikos sritį. Tai čia iš dalies mūsų sportas tuom yra geras ir tie sportai, kurie yra labiau kontroliuojami, yra geri, nes tenais yra ta kontrolė, ten po truputį viskas vyksta ir ten galima prisiderinti, galima bet kada sulėtinti veiksmą, iki kol tu supranti, kur tu klysti ir tada taisyti tas klaidas. Kur krepšinėje, futbole tu neturi laiko stabdyti labai, nes į tave žiūrės treneris ir galvos, kodėl tu laikai tą kamuolį 8 sekundės. Tai tas prisiderinimas, o 18-21 metų vaikai, arba jau jauni suaugę žmonės, jau dažniausiai būna beveik pilnai išsivystę, užaugę ir jų galūnės ten labai savo ilgių nebekeičia. Ir dažniausiai jau masės truputėlį būna lengviau priaugę. Tai tokiu atveju žmonės turbūt ir patiria mažiau traumų. Čia nereiškia, kad vaikai negali sportuoti skirtingų sporto šakų, kaip tik leiskit vaikus savo sportuoti kuo daugiau, kiek įmanoma daugiau eksperimentuoti su sporto šakom. Bet tiesiog turėkite omeny, kad tokia rizika egzistuoja ir kad reikėtų tada bendro fizinio užsiiminėti, kad sumažint kuo labiau tą riziką. Mes to prieisim prie to bendro fizinio, kas jis yra. Dabar mes pakolkas apie tenisą padelį. Man keista buvo, kad nebuvo traumų pilvo raumens plyšimų dėl išsitempimo padavimo metu ir staigaus susitraukimo. Tai man va šitos traumos kažkaip pritrūko. Kiek tu dažnai susiduri pats su tuo? Aš pats nesusiduriu. Aš buvau konferencijoje, apie kurią mes kalbėjom. Vienas iš žmonių, kuris kalbėjo, buvo teniso treneris. Jisai dirbo Ispanijoje ir jisai pats minėjo, kad viena iš pagrindinių traumų yra turbūt tie pilvo raumens įplyšimai ir panašiai. Bet čia mes kalbam galbūt apie suaugusius sportininkus, aukšto lygio labai profesionalus. Gal jie sugeba tai padaryti, jie sugeba taip stipriai techniškai susitraukti. Torso kontrolė tenise yra tikrai labai aukšto profesionalumo jau išraiška, nes techniškai, kai tu jau naudoji smūgiui nebe viršutinės galūnės, naudoji savo torsą. Čia kaip boksai, žinai, arba golfe tam pačiam. Mėgėjiškas golfas yra tu muši iš rankų. Žinai, aukšto lygio golfas tu muši iš klubų. Arba iš torso viso, žinai, yra prasirotavimo galimybės. Tai čia techniškai, žinai, 2-3 metai praktikos, kai tu pramušiau šitą gebėjimą.
Čia kaip tas filmas dabar su Adamu Sandleriu išėjo ne per seniausiai apie golfą. Gilmore Tale. Yes, labai geras. Tas su to hiflekseriais, kuris operavo. Sorry, jeigu spoilinau. Bet jau laikas senai buvo pažiūrėti. Tai kontrolė turbūt profesionaliam sportui atsiranda, mes čia kalbam apie labiau tokius mėgėjus sportininkus, tuo labiau jaunus vaikus, kurie galbūt dar neturi tiek daug kontrolės. Nes dažnai pastebiu šiaip su jaunais vaikais, jie biškai tokie tinginukai yra su savo kūnais. Jie labai tingiai įsitempia būti. Nežinau kodėl. Gal jie dar nepatyrė gyvenimo traumas ir dėl to dar nėra pakankamai įsitempę, nes reikia kažkaip profilaktiškai būti įsitempusiam, žinai. Žinai, šiek tiek atsitraukiant į tą ankstesnį tavo poziciją, tikrai aš dabar galvoju, kad tas grinai gabaritų pokytis aspektas yra augimo momento. Ja, kitaip tariant, tame amžiaus cenze, nuo 14-17, augimas dar yra, žinai, kad ir kaip dabar anksčiau vystosi vaikai, arba žmonės in general, tai augimas vis tiek yra pakankamai greitas. Ir vat, greitos dinamikos sportai, čia visiškai ką tu ir sakai, jie neleidžia taip greitai adaptuotis prie savo kūno pokyčio. Ir čia, žinai, mes, ypač gal mūsų sportai yra tas ypatumas, kai mes labai daug mąstame apie, žinai, svorio centrą, vidurio pėdą, kontrolę, žinai, viso to. Ir čia, žinai, tavo kūnas keičiasi lėtai, bet ir tuo pačiu tu pakankamai, žinai, greitai gali adaptuotis prie pokyčių, nes, tie pokyčiai labai nežymus būna, žinai, vienu metu geri tavo. Vasaros pradžioje, žinai, tai būna net ne ant vaikų, bet ir ant suaugusių, žinai, ten pradeda žmogus sportuoti, jo svoris būna kokie 75 kg, praeina pusmetis, jis sveria 85, kas iš esmės yra daugiau nei 10% kūno svorio gali būti pasikeitę, jeigu tikrai yra hyperresponderis, tas yra greitai besikeičiantis asmuo. Jo svorio centras staiga pasikeičia irgi, tarsi iš to, kuris buvo santykinai žemais, pakyla kur kas aukščiau, bet dėl to ir keičiasi pats judesio mechanika. Bet prieš 6 mėnesius čia, žinai, pokytis buvo didelis, svorio centro pokytis erdvėje irgi yra didelis, bet ir mechanika, kadangi tai buvo kiekvieną kartą, žinai, čia prižiūrima, jinai buvo adaptavusi prie to, kas ir keitėsi. Jeigu tu, žinai, sakant, žaidi krepšinį, kai tu sveri 7,5 ir po 6 mėnesių žaidi krepšinį, kai tu 8,5, tu, aš noriu sakyti eksponentiškai, tu ant kiek daugiau atotrankos tavo sąnariai turi įsigerti dėl to 10% kūno masės pasikeitimo. Tai yra daugiau traumuojantis aspektas, negu tu rinktumai sportą, kur iš esmės nėra šuolių. Tai tik tas pokytis yra nepasverimai didesnis negu atrodo. Tai yra, kai žmonės sportuoja, kai jie dar augantis yra. Aš pradėjai kalbėti apie tą gabaritų keitimąsi 10% tą prieaugį, tai aš prisiminiau, kai aš per metus 30 kg prieaugau. Ir man Ieva pradėjo sakyti, mes virtuvėje prasilenkti nebegalėdavom. Aš su pilvu ją vis nudauždavau. Ir man sakė, kad aš jau pradėjau kaip nutukęs žmogus vaikščioti. Tai aš adaptavausi labai gerai, nes man berangai pradėjo kojas trintis iki kraujų. Tai aš jau pradėjau vaikščioti kojas iš šonus mėtydamas. Ir juokdavos iš manęs ir pykdavo labai, kai gamindavom kartu. Bet pripažinkim, yra tas aspektas, kad kai, nes tikrai esam toje kategorijoje, kur mus lengvai svoris auga ir lengvai krenta, tik man. Tai kur tuo metu, kai priaugi daug svorio, tu tikrai nejauti savęs taip erdvėj gerai. Taip. Aš tikrai staktas atsimušinėdavau, kad tai yra žmonės. Yra kažkas. Nes eina, žinai, dažniausiai, namus tai pažįsti, gyvenimas laikai ten pat ir ar būna, kad einu, žinai, noriu užsukti, žinai, ten į vonę tiesiog. Čia, žinai, tame turi, kai 100 plius svėriau, dabar, žinai, vėl, žinai, 90 biški. Tai yra tas, ir čia mes kalbam apie mus, kur mes jaučiam savo kūną. Tai ką kalbėti apie vaiką, kurio, žinai, gabaritai keičiasi, ne vien tik tai svoris, bet ir ūgis. Mes kaip ir gerai adaptuojamės, bet kaip ir blogai, nes aš pradėjau vaikščioti kitaip, adaptavausi, bet vis tiek trankiausi žmonės vaikščiodamas. Jau sėdi namuose vieną akis trūkčioje prisiminus. Nieka, dabar jau 20 kg mažiau sveriu, tai viskas gerai, nebesitrankau. Mes čia, man atrodo, baigiam ties to sąraše esančių padelių. Tai, padelis tiesiog dėl aukštos kinetikos, kitaip ten, dėl greitų judesių daugiau yra rizikingas. Jo, ten pagrindė būna, staigiai reaguoji į užsuktą kamuolį, kuris nuskrido į šoną, tai didelį žingsnį žengi, galbūt pasitempė aduktorius, išnaunės vidinius raumenis. Tai čia kitaip ten, galbūt čiurnos. Tai iš esmės yra tiesiog ūmios traumos. Ūmios traumos, jo. Kartotinės traumos, tai turbūt priėmimas padavimo, backhando arba, nežinau, kad ir taip, nepamenu dabar, ta golfo žaidėjo alkūnė ir teniso žaidėjo alkūnė. Tai teniso žaidėjo alkūnė yra labiau lateraliniai daly, dėl to backhando būtent paėmimo. Tai čia gal vienintelė tokia lėtinė, apie kurią galėčiau dabar pasakyti. Čiurnos dažniausiai būna pas juos visos. Nu jo, bet jie labai jau taip sprogstamai agresyviai kaitalioja tas kryptis, tai nėra ko tikėtis. Tiesiog nesukoordinuoja savo judesio, kur vėlgi, žinai, tas bendras rengimas, kuris leidžia tau daugiau toleruoti neteisingos pozicijos buvimo, dažniausiai veikia kaip priešnuodis, nes konkrečiai, tai, žinai, su jais vis būna, žinai, ten neiksteli čiurną ar kažką padelį, arba tą patį kaklą, kai ten sutraukia dėl to greitų sukinėjimuose. Tai, žinai, tokį savo savaitę ir praeis. Ja.
Ir tiek, žinai. Bet jeigu norit prevencijos, tai iš esmės jums reikia bendro fizinio geresnio, nes jūsų kūnas netoleruoja tokio dažno žaidimo. Dabar, kai tai jau pakankamai madinga, arba tikrai yra tam tikras kultas padelio. Tai, kai žaidžiama 3-4 kartus per savaitę, kai kurie, žinai, po darbo su draugeliais nueina, žinai, čia kiekvieną darbo dieną, tai yra, tu negali tiek dažnai žaisti su to, kokį kūną dabar turi, arba rečiau žaisti, arba bendrą fizuką pradėk daryti. Jo, arba jeigu žmonės vis dėlto užsimano dažniau žaisti, krūvis labai nekontroliuojamas yra ir ant didelio nuovargio atsiranda padidėjusi rizika gauti tą traumą, kad ta trauma įvyks, nes tavo mąstymas arba tavo jau kūno atsakas lėtėja į tuos dalykus pervargus ir tu vis tiek bandai pilnu pajėgumu, kad tik nepasiduot draugui atmuštą kamuolį ir iš to gali atsirastas per didelis žingsnis ir tos kūnos traumos, tie patempimai. Tai va, einam paskutinį trejetą, tame jau sąrašą, tai toliau jau buvo dviratis. Taip, aš labai nustebęs, tarp kitko. Aš nesitikėjau, kad dviratininkai tiek mažai turės, aš galvojau, kad tikrai bus kažkas tai su pečiais, kad kažkas tai bus su apatinė nugara. Bent jau iš patirties, kiek žmonių ateina pas mus, tai dažniausiai ir būna, kad kaklas skauda, galva išstumta į priekį, kad nugara skauda. Kaklas nugara arba kirkšnys. Tarpumentis skausmingas, tai pagrindiniai galbūt dalykai. Ir tada, aišku, jeigu apatinė nugara skauda, tai užtrumpėja hamstringai, sėdmenys užsitraukia, labai nepadeda dėl dubens kontroliai. Tai su dviratininkais aš biškai nustebęs buvau ir tam pagrindė, bet vėlgi lėtinės traumos, ūmios traumos, nebent kažkas mėgėjiškai važiavo ir klipso neatsisegė ir nukrito tam prie perijos, nežinau. Ja, su dviračiais, va čia vėl, toks, šokinėjom tarp kokie sportai ūmios traumos, kokie sportai lėtinės traumos. Ja. Tai su dviračiais yra visiškai kaip ir su lėtinės. Kaip ir su bėgimu, tai yra overuse'as arba perteklinės įtampos problemos. Dėl laikymo vienos pozicijos ilgą laiką. Tai žinai, čia kaip sėdėk 6 valandas per dieną, skaudės nugarą dėl lėtinio įsitempimo, važiuok ant dviračio 3 valandas, skaudės kaklą ir nugarą dėl lėtinio įsitempimo. Neapsaugotas nuo šito. Ja, tai čia šiaip, žinai, ta bendra tendencija apie sėdėjimą ir tos pozicijos. Ja. Mes kažkada su to pačia Ramunė kalbėjomės, ačiū konteksto, kad būtų, tai Ramunė yra NVS šito Vilniaus universiteto sporto centro direktorė. Ja. Tai ir kalbėjom, kad, žinai, kaip kartais yra nesuvokima bendrai populiacijai, kad sėdėjimas yra aktyvus pratimas. Nes sėdėjimo momentu tu atplaiduoji savo kojas, bet laikai lengvai įtempęs apatinę nugarą, kad laikytum save stačiu. Jo. Ir to vaizdingas pavyzdys man visą laiką būna apie mano šunį. Tai, žinai, jeigu aš pasiemu lybę ant kelių ir, žinai, kaip mažą vaiką pasidūnu, jinai nesėdis, tačiau jinai vieną arba kitą pusę krenta, arba atbulai mane atsiremia. Nes laikyti, jei nugarą stačiai yra svetima, jinai neturi tos automatikos, kad, žinai, aš turiu būti stačia. Bet mes atsisėdam ir, žinai, priimam natūrą, kad sėdėti stačiai yra, norma, žinai, čia aš atsipalaiduoju. Ne, tavo nugara laikosi įsitempus. Tiesiog nedaug įsitempus, kaip ir žingsnį dėti, nereikia daug energijos. Sėdėti irgi nereikia daug energijos, bet reikia, kad apatinė nugara 5% įtampos laikyti. Bet dabar sėdėk 5% įtampa valandą, 2, 3, 5, 6, 10. O dar pasilenk truputį į priekį. Dar biškai pasilenk į priekį ir, tai tavo nugara sukumuliuoja nuovargį per dieną. Taip. Tai, žinai, tas pats ir persikeliant dviračiu. Sėdėk 3 valandas pozicijų, kur tu pastoviai pasilenkęs, bet galvą atlošęs. Irgi tu kumuliuoji nuovargį, kuris yra, taip, tu mini kojom. Čia yra koncentrinis darbas. Ten yra izometrinis darbas. Tu laikai įtampą vienai pozicijai. Yra galimybė nebūtinai ten visą laiką pasilenkusiam ir galvą ten pakėlusiam būt, galima būti pasilenkusiam ir galvą nuleidusiam, jeigu tu žinai, kad tu važiuoji tiesiąją, kur niekas ten prieš tave neiššoks. Tai va profilaktiškai galima pabandyti tokiuose keliuose galvą truputėlį bent jau nuleis, kad su tuo kaklu būtų mažiau problemų. Arba tiesiog pabaigus minimą prasitempti. Nenuvertinkit tempimo svarbos. Tai, žinai, netgi tas tempimas yra supaprastintas tiesiog visos ilgos judesio amplitudės atlikimas. Aš mąstau, kad aš kartais, žinai, ne kiek, kad aš darau tempimus, aš tiesiog darau judesį, kurio šiaip kūnas nepratęs daryti, nes jis niekada to nedaro. Žinai, darom pritupimus, bet aš santykinai retai, teoriškai kasdienybėj būnu pilnam įtupsti. Bet aš tada grįžtu namo, žinai, tiesiog patupiu, kol ten kažką atsakau ant telefono arba ten savo iš pagatus mėgsti įlys kažkaip tai. Tai aš tiesiog įeinu į pozicijas, kurios yra man netokios dažnos. Bet aš nedarau tempimo savo galvoje. Aš tiesiog padarau judesio amplitudę, kurios jinai nedaro dažnai. Taip. Tai jeigu nedažnai prasisuki pro, tipo, stuburą protampį arba prasuki stuburą, tai žinai, kars nuo karto iš ryto, kad arba vakare gulėdamas lovai. Vieną pusę, žinai, išsitempi, kitą pusę kojas permės išsitempi. Tu tiesiog atlaiki pilno judesio amplitudę, kurią kūnas gali daryti, tiesiog tu jo neverti jos daryti. Ne, aš pradėjau tempimus daryti tada, kada pradėjau intensyviau bėgioti, nes prieš tai aš bėgiodavau irgi taip labai mėgėjiškai, karts nuo karto išbėgdavau ir dabar jau eina pusmetis, kaip aš reguliariai bėgioju, 2, 3, 4 kartus per savaitę išbėgu, dozuoju, laikrodis man pasako, kiek man reikia padaryti, aš jo nuoširdžiai labai klausau, bet aš kol sportavau visą gyvenimą jėgai, kol dariau pratimus su štangom, man niekados nereikėjo tempimo pratimų. Aš visą laiką puikiai lankstus jausdavus.
Ir aš nesigiriu, kad aš lankstus neturėdamas įrodymų. aš esu ganėtinai lankstus. Pliamba. Tuoj pakilsiu iš kėdės. Tai aš ganėtinai lankstus esu šiaip kaip žmogus, aš vaikystėje akrobatikos mokyklą vaikščiau, tai akrobatiką užsiiminėjau, aš daug labai sportų skirtingų išbandęs esu ir niekada su mobilumo problemom nesiskundžiau ir visą laiką užsiiminėjau to pačiu ir jėgos pratimais. Ir jėgos pratimai tom ir yra gražus, kad jie mus pastato per pilnas amplitudės, kur mes turim, jeigu mes taisyklingai atliekam jėgos pratimus, tai mes turim būti labai nepatogiose, pilnai ištemptų raumenų pozicijose. Tiek ar hipertrofijos, ar jėgos treniruotė, tai būtų hipertrofija, tai kultūrizmas įsivaizduokit labiau, o jėga tai jau grinai tie žmonės, kurie kilnoja ten 300 kg nuo žemės, bet atrodo taip, kad jie tenais karts nuo karto tik tai biškai daugiau pavalgo. Lengvai nutukę. Nes tiek hipertrofijos sportininkai, tiek jėgos sportininkai, jie dažniausiai yra labai susikaupę į formą, labai susikaupę į techniką. Ir taisyklinga technika dažniausiai mus praveda pro labai didelės amplitudės. Tai tuo tarpu bėgimas, tuo tarpu dviračio minimas, tie sportai, kur yra pakartotiniai judesiai labai uždarose judesio amplitudėse, tie sportai mūsų per ten neperveda. Ir vat pradėjęs bėgioti, aš pradėjau jaust po pirmų savaičių jau, aš jaučiau, kad man sėdmenis beveik kaip užsitraukia. Aš pradėjau savo jėgos treniruotę, aš lenkiuosi prie štangos padaryti deadliftą ir aš žiūriu, kad aš nebegaliu išriest sėdmenų, taip pat gal kaip anksčiau galėdavau, atrodo. Tai pradėjau po kiekvienos bėgimo treniruotės, jeigu prasibėgu, tai grįžtu namo arba kad ir lauke, stadione prisėdu dar gerą pusvalanduką, pasidarau tempimo pratimus šlaunim, nes žinau, kad ten labiausiai man jos ir užtrumpėja šlaunis, apatinė nugara. Tai tie sportai, kurie mus priverčia būti tose pozicijose, ten labai svarbu, kad žmonės atliktų tempimo pratimus, jeigu jie papildomai neužsiema jėgos pratimais. Bet netgi jeigu užsiimat jėgos pratimais, nieko baisaus nenutiks, jeigu prasitempsit. Tai kaip ir tu sakai, tos judesio amplitudės labai didelės, kur šiaip tavo kūnas nebūna, irgi yra gerai, nebūtinai vien tik tai tos amplitudės, į kurias mus pastato jėgos sportas. Taip. Tai tada einam į prieš paskutinį, tai reiškia, kas yra jėgos sportas. Tai mes apie jėgos sportą biškutį jau paminėjom, tai gal dabar apie plaukimą biškutį, apie jėgos sportą gal užbaigsim. Jo. Okay. Tai va, čia jau skaičiais, tik tai aš įmesiu jos prieš tavo pratęsiant, tai yra tai, kad jėgos sportas jau tenais papuola į 1,5 kartas iš 1000 valandų. Plius minus 1 per 1000 praktikos valandų yra traumos rizika, o su plaukimu tai mes jau kalbam 0,5 valandos iš 1000. Tai čia mažiausias. Tai vat plaukimas yra tada paskutinis iš tų traumuojančių sportų. Ir plaukimas, nežinau, irgi vienas iš tokių labiau nustebinusių, nes aš ten tikėčiaus daugiau lėtinių traumų, nes ganėtinai dideli pasipriešinimai, ganėtinai greiti judesiai, tie judesiai labai didelių amplitudžių, nes ten, kur mes turim labai didelių amplitudžių judesius, mes turim riziką, kad mes mažiau juos sukontroliuosim, tai va tas plaukiko petys, ten būna, nežinau, perpusto ausis plaukiko ar dar kažkas, tai, bet čia jau ne su sportu gal susijus trauma, jau, su sportu, bet ne ta prasme. Kas dar pas plaukikus būna? Šiaip overusas pas juos. Patinės nugaros, jeigu peteliškai, jeigu gerai pamenu, plaukia, kur labai iškišinė. Butterflies, jo. Taip. Tai dauguma jų yra tiesiog overusai, nes vėlgi tendencija yra ta, kad jie turi, plaukikai tikrai yra tokia keista kategorija, nes jų traumos yra labai nevienalytės. Pas vienus, dabar pas tai vienas vaikšto, kur vaikšto reguliariai irgi plaukimą, tai skausmingai yra nugara, kita plaukika, kurį turi, yra tarpumentė, kitas plaukikas yra aduktorius, vidinės šlaunys. Vidinės šlaunys ir keliai, tai vat, dėl tos spyrimosios, tai gaus tuo pačiu peteliškės metu, kur labai staigus išspyrimas, tai tas tai man dar suprantama. Bet tada, žinai, visi jie papuola į kategorijas, kad arba tu laikai įtampą tenais ilgai, arba tu ta vieta, kuri dirba, nėra pakankamai pajėgi daryti tai taip dažnai. Tai vis tiek man tai yra bendrai overusas arba nepakankamas pajėgumas. Tai jos riboja iš esmės, kūno bendro parengtumo stoka, bet ne pats sportas. Jo, ir mano plaukikai, tarp kitko, dabar sako, kad žymiai geriau jaučiasi plaukdami peteliškę tą pačią, nes turi stipresnę apatinę savo kūno dalį ir jų viršutinė kūno dalis nepatiria tiek daug streso, arba netgi jeigu jinai patiria streso daugiau, tai jinai geriau su tuo susitvarko. Plus dienos eigoje, jeigu apatinė nugara jinai yra stipri, bet ir užpakalinė šlaunies dalis ir sėdmenys yra stiprus, tai jie kaip ir nukonkuruoja dubens kontrolę ir nėra taip, kad viską apatinę nugarą pasiimtų po treniruotės, nes jinai labai užspazmavo po jos. Tai tuo pačiu įveikiama ta įtampa. Plaukimas šiaip, galvoju dabar netgi taip sporto progreso prasme, kaip tu progresuoji, bandykim pačiame sporte, labai man panašėja
dabar apie tai galvoju, su boulderingu, tai yra laipiojimu sienomis, nes kai pradeda žmonės laipioti irgi sienomis, jie laipioja rankomis. Kitaip tariant, jų galvoje yra, kad aš darau pritraukimus. Plaukime yra tas pats, kai pradeda sportuoti arba treniruotis, jame jie plaukia rankomis, tai žinai, aš turiu irtis. Ir gali nuostutą pradėti išmokti, kad išpirkojas turi dar. Ir kad reikia kojomis įspirnėtis, stumtis ir visai kaip taip daryti judesius. Tai ir čia yra problema, kad tos traumos, kurios įvyksta, jos dažniau yra dėl to, kad apačia nepakankamai stipri ir viršus pasiema. Ir apačia, kadangi neįstipri, kažkas kompensuoja tą apačią, žinai, gali būti nugara, gali būti aduktoriai. Ir šiaip mums lengviau yra galvoti tą proksimo distaliai. Mums lengviau yra pradžiai galvoti tas, kas yra arčiau mūsų galvos ir tada po truputį mes galvojam tas, kas yra toliau nuo mūsų galvos. Tai pirmai mes judam rankom, tada mes tik tai sugalvojam, kad vis dėlto galima plaukiant ir kojas judant. Ir labai stipriai palengvinti savo gyvenimą. Taip. Bet dėl traumų ten yra santykinai mažai, nes, žinai, kaip buvo tie pirmieji 3, tai žinai, tai klausimas, ar ten yra kitų žmonių, ar ten kokie yra paviršiai. Plaukime nėra paviršių. Šiaip vanduo yra nuostabus dalykas, nes jis turi ir šiluminį poveikį. Klausimas, kiek ten tas šiltas baseinas. Ir kitas dalykas kompresinė. Tai ta kompresija vandens yra ganėtinai malonus dalykas. Plūdrumas tuo pačiu irgi toks nesvarumo būsenoje. Tai 3 malonus faktoriai, kurie ypatingai su kinesterapijoje irgi susiję, kur žmonės mėgsta labai vandenytus pratimus. Ne vien dėl to, kad žmonėms patinka pliuškentis vandenį, bet ir realiai vanduo turi tokių savybių, kurios pasyviai pagerina tą patį reabilitacijos procesą. Tai gal dėl to pas juos mažiau traumų, jie tiesiog sportuodami užsiema kinesterapiją. Bet tiek apie plaukimą. Jo. Bet norėjai dar kažką pasakyti apie sunkų kilnojimą. Jo, apie sunkumų kilnojimą, tai čia dabar jau mūsų duona, mūsų pagrindinė tema, tai dėl ko mes ir pradėjom turbūt kalbėti apie visus šitos dalykus, nes mes esam labai šališki ir mums labai patiko šitą lentelę. Mes pamatėm, kad bėgimas apačioje ir mes iškart susijaudinom. Tada mes pamatėm, kad jėgos sportas yra viršui, ta prasme vienas iš saugesnių. Ir mes tada dar labiau susijaudinom, jau drebėt pradėjom kalbėti, kaip mes darysim temą ir kaip mes vesim podcastą apie tai. Tai jo, truputį prasiplečiam apie mūsų sportą, mes truputį tokius trupinėlius mėtėm informacijos apie mūsų sportą pokalbio metu, bet dabar jeigu tai prasiplėtus arba subendrinus, netgi kaip tik viską net nieko neprasiplėtus, tai sportuodami, užsiminėdami jėgos sportą arba to bendru fiziniu lavinimu, jeigu taip galima pavadinti negražiai. Ne, aš tai ir vadinu, nes BFL tai yra bendras fizinis lavinimas. Jo. Nes yra specifinis lavinimas, kas yra vieno sporto praktikavimas, nes tu specializuoji save. Taip. Jėgos sportas nespecializuoja didžiąją. Matai, aš tiesiog daug pažįstu jėgos sportininkų ir jeigu aš sakysiu bendras fizinis lavinimas, aš bijau, kad po šitą video jie mane susiras, nes dauguma žino, kur aš gyvenu. Skamba kaip tavo problema, ne mano problema. Gerai, tai bendras fizinis lavinimas, aš jau all out einu. Viskas. Tai bendras fizinis lavinimas, jisai tom ir padeda, kad jisai padeda sustiprinti mūsų raumenis ir to pasiekmė yra, kad mūsų sąnariai neturi perimti mūsų raiščiai, mūsų sąnariai neturi periminę tų krūvių, kai mes bėgam, jie neturi periminę tų krūvių, kai mes pakliūname kažkokias tai kraštutinės pozicijas, mūsų raumenis išlaiko mus mobilius ir leidžia mums kontroliuoti savo kūną įvairiose padėtyse. Tas pats gerina ir mūsų propriocepciją, kuo geresnis mūsų kūno santykis yra, mūsų smegenų santykis yra su mūsų raumenim, tuo geriau mes jaučiam savo kūną erdvėje. Tai kas būtų svarbu turbūt tiek pat ir futbole, tiek pat ir krepšinėje, tiek pat tam pačiam tenise, kad mes suprastumėm, kur mes esame erdvėje, kad tai traumų prevencijai, kad jos nenutiktų. Kuom dar mūsų sportas ypatingas? Jisai mus praveda pro įvairias judesio amplitudės, dėl to mes esam lankstus, jisai mūsų stiprina, dėl to mes esam labiau rezistentiški traumom. Ir jis nespecializuoja mūsų. Mes galim specializuoti, jeigu mes norim, bet techniškai jis mūsų nespecializuoja. Jeigu mes užsiemam grinai dėl sveikatos jėgos sporto, tai nuostabus, saugus įrankis. Ypatingai, jeigu jisai atliekamas su priežiūra, išmokus taisyklingai daryti tos priežiūros reikia vis mažiau. Aišku, galima vis tiek karts nuo karto. Kas yra gražu, kad galima pačiam save prižiūrėti. Savo varžybas nusifilmuoti arba savo krepšinio treniruotę nusifilmuoti yra ganėtinai sunku, tuo tarpu nusifilmuoti, kaip tu darai pritupimus, yra ganėtinai lengva. Ir kai nusifilmuoji, kaip tu darai pritupimus, tu pasižiūri, ką tu padarei, tai vis tiek iš šalies tu truputį geriau matysi klaidas. Ir mūsų sportas kuom yra dėkingas, kad priešingai negu nuo tų sprogstamų sportų, kur reikia viską labai staigiai daryti, mes galim labai lėtai viską daryti, jeigu mums reikia. Mes galim susimažinti svorį, mes galim susimažinti tą pasipriešinimą ir mes galim taip stipriai sulėtinti tą judesį, kad ir kurioje vietoje judesio mes darom klaidą, mes galim pajausti, kur tai nutiko ir tuo pačiu metu mes galim tai taisyti. Tai
labai padeda mokymuisi, kai galim sulėtinti šitą reikalą. Ir irgi mes, kai kalbam apie jėgos sportą, tam buvo mišinys. Buvo parašyta weightlifting angliškai, dėl ko aš truputį supykau, nes weightlifting yra sunkioji atletika, tai tas olimpinis sporto šaka, tai mes turim rovimą ir mes turim stumimą. Tai tenais tuo tarpu yra dar paminėtas spaudimas virš galvos, ten tuo tarpu yra paminėtas spaudimas nuo krūtinės, ten pritupimai ir panašiai. Jie viską tiesiog sumaišė trikovę, sunkioji atletika, biški galiūnų sporto, sako, kodėlgi ne, ten visur yra svoriai. tai truputį mane sutrikdė, bet jo, tie visi sportai, jie yra ganėtinai lėti, išskyrus sunkiai atletika. Sunkioji atletika mes negalim labai stipriai sulėtinti, nes mes sprendžiam vis kitokią mechaninę problemą ir jeigu mes turim didesnį svorį ir mes jį vieną kartą išmetėm čia tokiu greičiu, tai sekantį kartą mums reikės ir daugiau jėgos, ir daugiau greičio ir vis tiek jį išsimest ten pat. Tai yra toks, žinai, pažengusi trikovė, nes tu starajant greičio visą. Mano treneris labai gražiai sakydavo, linkėjimai Rimantui, bet kuris sunkiai atletis gali būti jėgos trikovininku, bet ne bet kuris jėgos trikovininkas gali būti sunkiai atlečiu. Tai aš pradėjau Vilniaus universiteto sunkiosios atletikos rinktiniai kaip jėgos trikovininkas ir tada aš tik tai perėjau į sunkią atletiką ir man sunkioji atletika pradžioje atrodė nesąmonė, nes ką man kelt mažą svorį, kai aš galiu kelt didelį svorį. Tai tiek, kad lėtai. Bet kai pradėjau užsiiminėti to sportu, supratau, kad čia ne šiaip sportas, o tokia meno forma savotiškai. Man pradėjo labai patikti ir man pasidarė labai įdomu ir ta visa technika, viskas. Tuo pačiu treneris buvo labai geras, tai labai stipriai sudomino, linkėjimai sunkios atletikos rinktiniai. Visiems čia perdavinėjau linkėjimus. Koncertą galėsim padaryti. Kur ta vedėja iš Liuks TV? Galėsi kokią dainą užleisti ventukų? Siunčiame linkėjimus. Į Abromiškės. Tai neskaitant sunkiosios atletikos, visos sporto šakos, kurios yra susijusios su galiūnais, kurios yra susijusios su kilnojimu, rekreaciniu to kilnojimu sporto salėse, mes visur galim save pristabdyti taip, kad mes galėtumėm sukontroliuoti tą judesį ir išmokti, kur mes klystam. Tai tiek tik tai norėjau pasakyti, bet labai stipriai įsiplečiu apie asmeniškumus. Norėjau visiems linkėjimus, bet nepertat. Dar broliui, mamai, tečiui. Taip, broliui, mamai, tečiui. Visiems po dainą dar skirs galiūnai. Tiek dainų nežinau lietuviškai. Fair enough. Tai va, iš tiesų, žinai, čia tu pakankamai gerai jau apibendrinai visus tos dalykus, nes 3 dalykai iš esmės, kurie dažniausiai, kaip čia, mes naudojam kaip tą pitchą arba, žinai, apibendrinimą, kodėl mes naudojame tokį įrankį. Va, ta, žinai, techniškai numeris 2 iš sąrašo pagal traumavimą nuo galo. Vėl to, kad mes galime kontroliuoti iš esmės, kiek bus sunku, nes mes laiką moduliuojame, žinai, galime moduliuoti daugiau, mažiau svorio naudojimą, judesiai yra kartotiniai ir gali bus sulėtinti, reiškia, gali kontroliuoti ir mokyti su jais pakankamai gerai. Plus, kad tu gali daryti tai pakankamai saugiai, vien dėl to, kad tu turi, taip sakant, specialius rekus ir visą kitą, kur jeigu nepavyks, padėsi ir gali nueiti. Aišku, reikėtų mokėti naudotis įrangą. Taip, bet atrodo intuityvu mums, kaip naudotis tą įrangą, bet nuėjus į komercinę sporto salę, pamatai, kaip įvairiai jinai yra naudojama. Kalbu iš tos perspektyvos, kad, žinai, mums kaip institucijai lengva jį naudoti kaip įrankį, nes mes naudojam jį kaip įrankį. Tai yra patys sportas su savo visų inventoriumi. Tai, žinai, nėra tiek daug, kaip čia, viskas yra kontroliuojama ir mažai, kaip čia, ir viskas variabilu. Labai mažai ūmių traumų, dažniausiai traumos būna lėtinės, bet rekreaciniam sunkumų kilnojime vargu ar žmonės yra pajėgus sukelti savo tiek daug streso ar tiek daug žalos su tais pakartotiniais judesiais, nes jų keliamas svoris nėra toks įspūdingas. Tai jūsų 60 kg pritupimai yra įspūdingi, atsiprašau. Bet dabar taip pasigijau, kas daugiau šunį uodegą pakils, jeigu ne pats savo. Tai jo, žmonės dažniausiai nesugeba sukelti savo tiek daug streso, kad sukeltų savo lėtinės traumas, o jeigu ir kyla traumas tarp tų mėgėjų, tai jos gali būti nugaros patempimas, kuris po 3 dienų praeis savaime. Bet tas nugaros patempimas netgi nebūtinai stabdys tave nuo to, kad tu gali toliau judėti. Tas judėjimas toliau netgi pagreitins tavo gijimą. Tai ganėtinai saugu, praktikuotis galima dažnai ir ilgai. Nematau geresnio sporto, žinokit. Good. Tai ta proga, manau, praėjom irgi pro tą visą, ką turėjom šiandien praeiti. Yra dar tokių tam tikrų, čia žinai, biškai
užšokiant tas temos, ką prieš tai dar buvau minėjęs, kad norėtum turėti podcastą ir galėsime turbūt apie tai dar pasikalbėti detaliau. Tai yra apie tam tikrus mitus, kurie, žinai, einantis yra apie... stigmos, taip. Kurie daugiau einantis yra apie jaunų asmenų lavinimą, taip pat ir tarp moterų. Tai yra, ko dažniausiai žmonės bijo. Ir čia gal ne vien apie patį sunkumą kilnojimą, šiaip apie įvairių sportai turi savų niuansų, kad, žinai, neplauksiu, nes mano pečiai bus platus, nekilnosiu, nes būsiu žemas ir panašiai, nes Daug lengva būtų. Jo, tai, žinai, nevalgysiu daugiau baltymų, nes tada užaugs raumenys. Yra tam tikri dalykai, kurie yra, žinai, realybė kartasi su mitu, ten šitą temą galim bus išnarplioti. Tai va, bet tuomet šiandieną iš mūsų tiek. Tai like, share and subscribe. Linkėjimai visiems. Šiandien, kadangi daug perdodu, kad nesijaustų atskirti žmonės tiem, kuriem neperdavau. Jūs man irgi brangus.